Labas rytas. Sveikinuosi su visais esančiais salėje ir nuotoliu mūsų kasmetinėme renginyje skirtame projektuotojams. Jį darom dėl to, kad mūsų tikslas padėti jums kuo paprasčiau dirbti su Vilniaus vandenimis. Šiandien mes turėsime, kaip ir kiekvienais metais, 4 pranešimus. Renginį moderuosiu aš, Vilniaus vandenų komunikacijos vadovė Paulė Pupintytė Bružienė. O dabar renginį atidaryti noriu pakviesti Vilniaus vandenų klientų aptarnavimo tarnybos direktorių Martyną Ugaitį. Ir vėliau mes pradėsime renginį su labai techniniais, praktiniais pranešimais. Martynai, žodis tau. Aš tikiuosi, nuotoliu yra gausiau susirinkusių. Pats atvykdamas į šitą konferenciją irgi susidūriau su miesto judumo problemomis. Tai tikiuosi, kad kolegos, kurie gyvai užsiregistravo, prisijungs taip pat sėkmingai. Kaip ir mūsų renginio pats renginio pavadinimas, sėkmingai iš pirmo karto, tai tikriausiai labai daug ko nereikia komentuoti. Tai norime, kad projektai, kurias rengiate, darbai, kuriuos atliekate, jie jums pasisektų ir tą klientą mums būtų greičiau galima prijungti prie mūsų vandenų, Vilniaus vandenų tinklų. Tai ką mes pastebim, kad iš tikrųjų kokybė projektų, darbų gerėja. Tai tas labai yra džiugu. Ir kai tai atsiliepia greityje. Klientai greičiau tampa Vilniaus vandenų sutartiniais klientais. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visas procesas vyksta greičiau. Jūsų dėka, greičiau projektai suderinami, jūsų kokybės dėka, tas procesas sukasi žymiai greičiau. Ir galiausiai mes tą galime padaryti visi kartu, bendradarbiaujant, greičiau ir operatyviau. Tai esminis momentas, esminė žinutė, kad mūsų konferencijos tikslas yra pasidalinti aktualijomis, sužinoti, kas šiai dienai yra aktualu visiems projektuotojams, tam, kad būtų sėkmingai galima prijungti klientą iš pirmo karto. Tai mano palinkėjimas yra bendradarbiauti, kalbėtis. Yra nestandartinių situacijų, mes jums padedam, siekiame tikrai operatyviai išspręsti jūsų problemas tam, kad klientas greičiau gautų mūsų paslaugos. Jau kelintą kartą kartojas, bet iš principo esminė mūsų žinutė ir yra. Kalbėkimės, bendradarbiaukim ir būkim sėkmingi klientui. Tai gero laiko, gero klausimų ir konstruktyvių klausimų. Ačiū, geros dienos. Ačiū Martynai. Norėčiau pradėti po truputį mūsų renginį. Pradėsim nuo aktualijų, kurias mums pristatys naujų klientų prijungimo skyriaus inžinierė Viktorija Jarenkievič. Ir jinai pasidalins, kas yra aktualaus jums, jūsų darbe, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Stebinčius nuotoliu noriu pakviesti užduoti klausimus. Kiekvienos skaidrės kampelyje jūs matysite QR kodą, kurį suvedę jūs galėsite užduoti klausimus. Salėje esantiems yra paprasčiau, užteks pakelti ranką, mes turėsime klausimų atsakymų sesiją lygiai taip pat. Po pirmųjų 2 pranešimų mes atsakysime į klausimus, kuriuos gausiai uždavėte iki renginio. Mes juos susirašėm, apgalvojom atsakymus ir kolegos mielai pasidalins. Viktorija, žodis tau. Sveiki visi. Kaip jau pristatė mano Paulė, su Viktorija, naujų klientų prijungimo skyriaus vyresnioji inžinierė. Džiaugiamės matydami jūs prisijungusius į mūsų kasmetinę konferenciją organizuojamą. Ir šiandien kartu su naujų klientų prijungimo skyriumi ir jo kolegomis apžvelgsime ir prisiminsime pagrindinius kliento prijungimo prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų etapus. Ir padiskutuosime, kokiais būdais mes tą procesą visi kartu bendrai galėtume padaryti sklandesnį, efektyvesnį ir greitesnį. Taigi, kuriame proceso žingsnyje
ištinka daugiausiai iššūkių, su kuriais iššūkiais susidūrėte ir kaip galėtume tuos iššūkius jūsų spręsti mes visi kartu bendrai. O didžiausias iššūkis, vienas iš didžiausių iššūkių, manau, yra procesų derinimo etapas. Taip pat ir objekto prijungimas. Apie objekto prijungimą pašnekės Rasa vėliau. Ir iš statistinių duomenų nuo 21 metų mes stebime statistinius duomenis ir matome, kad kiekvienais metais gaunamų projektų skaičius yra maždaug tolygus. Tai yra apie 8,5 tūkstančio projektų per metus, iš kurių suderinama dėja yra tik 55%. Ir šis suderinamų projektų skaičius, jisai toksai, nekintantis yra. Klausimas, kodėl? Nes iš savo pusės mes stengiamės visokiojopai jums padėti. Matome, kad projektų derinimo trukmė gerokai yra pagerėjusi nuo 8,6 dienų iki 5 dienų šiai dienai. Turime kompetentingų projektuotojų grupę. Ir klausimas, kokios yra dažniausiai pasitaikančios klaidos, su kuriamis mes kaip projektų derintojai susidurime tikrindami jūsų pateiktus projektus. Tai dažniausiai pasitaikančios klaidos yra sekančios. Tai objekto prijungimo taškai netitinka išduotų prisijungimo sąlygų. Kodėl tas vyksta, tai skirtingi tikriausiai yra skirtingos priežastys. Tai ar projektuotojas mato, kad prijungimo taškas yra galbūt netinkamas ir jisai pasirenka kitą vietą. Taip pat dažniausiai kylanti klaida yra dėl žiedinių ir skirstomųjų vandentiekio tinklų. Tai visą laiką prašome atsižvelgti į prisijungimo sąlygas. Taip pat projekto dokumentų sudėtis netitinka techninės politikos. Tai techninės politikos 1,1 skyriuje reikalavimai vandentiekio ir nuotekų tinklų projektui mes esame pateikę visą informaciją, kokia turi būti projekto sudėtinė apimtis, kokių dokumentų prašome, kokius dokumentus tikriname ir kas tuose dokumentuose turi būti nurodyta. Tai pavyzdžiui, brėžiniuose prašome, kad būtų prisijungimo sąlygų numeris, kad būtų vandentiekio nuotekų tinklų medžiagiškumas nurodytas, šulinių skersmenų prašome. Nepateiktos būna šulinių detalizacijos arba jeigu jos pateiktos, tai viena iš dažniausių klaidų, kad yra sudėti ne visi atstumai. Tai prašome atstumų iki fasoninių dalių, sklendžių išmatavimų. Jeigu tai yra esamas šulinys ar pasijungimas esamam šulinyje, visą laiką prašome, kad būtų pateikta fotofiksacija šulinio ir šulinio kartelė nesenesnė negu 3 metų. Taip pat esamuose šuliniuose yra labai svarbu irgi sudėti tiek esamos, tiek projektuojamos armatūros išmatavimus ir nurodyti atstumus. Nepasirašytos sutartys taip pat įtakoja projektų derinimo proceso terminus. Na ir privačių tinklų savininkų sutikimai, administruojančių įmonių suderinimai bei kamerų ir šulinių kitų elementų detalizacijos, kurių trūksta, pasigendame, dėl to teikiame pastabas ir projektuotojai turi grįžti su pakoreguotu projektu. Kiekvieną dieną savo darbę siekiame jums padėti ir atnaujiname nuolat techninę politiką, stengiamės ją papildyti jums rūpimais klausimais, atsižvelgiame jūsų teikiamas pastabas, konsultuojame projektų derinimo klausimais. Į projektų derinimą galite užsiregistruoti mūsų internetinėje svetainėje. Ir į ką norėtume atkreipti dėmesį, tai internetinėje svetainėje yra pateiktas derinančių asmenų sąrašas ir nurodyta, kokio sudėtingumo ir tipo objektus mūsų kolegos derina. Tai jūs visą laiką galite pagal jūsų objekto sudėtingumą atsižvelgti į tai, pas ką jums yra geriau užsiregistruoti ir pasirinkti jums tinkamą laiką. Na ir teikiame visą pagalbinę medžiagą,
online, tai yra infrastruktūros žemėlapis, techninė politika, projektų derinimo atmintinė dėl pasirašomų sutarčių. Esame įkėlę ir galite rasti mūsų internetinėje svetainėje skaičiuoklę, pasiskaičiuoti preliminarios statomų tinklų vertę, apsaugos zonų lentelę ir kiti dokumentai. Na ir kokiegi tie 3 žingsniai projekto įgyvendinimui yra pagreitinti. Tai pirmasis yra tinkamai užpildyti prisijungimo sąlygų paraišką, vadovautis techninę politiką, antrasis žingsnis, ir laiku pasirašyti sutartis. Ir kalbant apie prisijungimo sąlygas, tai prisijungimo sąlygas, paraišką prisijungimo sąlygoms gauti, jūs galite užpildyti online, internetinėje svetainėje, skiltyje kaip tapti klientu, kur yra pasirinkimai pagal objektą, kas yra projektuojama, ar tai yra vienbutis, dvibusis pastatas, ar tai yra sudėtingesnės apimties objektai. Nukreipiamas yra į tam tikrą žingsnį, užpildoma informacija ir galite atvykti gyvai į mūsų klientų aptarnavimo centrą Spaudos gatvė 8. Svarbiausi paraiškos pildymo kriterijai, į ką mes norėtume atkreipti jūsų dėmesį, tai labai dažnai susidūrėme su tuo, kad projektuotojai užpildydami vandens ir nuotekų poreikius įrašo poros poreikį. Tikriausiai jo gal nepaskaičiuodami ar neįvertindami, kadangi turime tokių pavyzdžių, kai poros poreikis būdavo 10, 12, o net ir 36 valandos. Tai labai prašome jūsų, atkreipkite dėmesį, koks yra tas vartotojų suvartojimas ir koks yra vartojimo tas terminas per dieną, koks jisai galėtų būti priklausomai nuo, galbūt tai yra gamyba, aiškus, vartojimas bus sudėtingesnis ir ilgiau truks, bet jeigu tai yra gyvenamieji, daugiabučiai pastatai ir administracija, tikriausiai klientai nevartoja ir nenaudoja to vandens 10 ar 8 valandų per parą. Tai labai prašom įsivertinti ir teisingai paskaičiuoti, kadangi kai išduodame prisijungimo sąlygas, į šį skaičių paros poreikį mes tikrai visada atsižvelgiame. Ir jisai turi nemažą rolę. Na ir vanduo lauko gaisrų gesinimui. Tai ypatingai gal čia būtų pastaba, kai projektuojami yra vienbučiai, dvibučiai pastatai ir yra užprašomas poreikis lauko gaisrų gesinimui, pavyzdžiui, 15 litrų per sekundę. Ir iš karto kyla mums klausimas, kad mes, kaip ir mes turim nurodyti žiedinti tinklus, nes vadovavomės gaisrų gesinimo taisyklėmis, kaip 15 litrų ir daugiau turi būti žiedinis tinklas. Klientas gavęs sudėtingas prisijungimo sąlygas, po kažkurio laiko grįžta, na ir tiesiog sako, kad įvyko klaida, mes nesivertinom, čia įrašėm, kaip mums atrodė teisingai. Tai yra vienas iš dalykų, kuris pailgina visą bendrą kliento prijungimo terminą, nes sąlygos yra išrašomos sudėtingas, klientas masto, kaip jam įgyvendinti tas sąlygas, skaičiuojasi finansus, mato, kad tai yra sudėtinga situacija ir kreipiasi papildomai galbūt į projektuotojus ar gaisrininkus ir grįžta su jau teisingai pateiktais poreikiais. Na ir prisijungimo sąlygų išdavimo terminus mes taip pat stebime. Tai, kaip matot, kiekiai pas mus maždaug vis tiek irgi išlieka stabilus, apie 5000 paraiškų per metus mes gauname. Ir terminas mūsų prisijungimo sąlygų išdavimo gerėja iki 4,5 dienų nuo 10. Tai svarstome jūsų paraiškas kiekvieną dieną, organizuojame susitikimus, tikriname pateiktą dokumentaciją ir stengiamės kuo greičiau pateikti jums atsakymą. Na ir antras žingsnis vadovautis techninę politiką. Tai įsivaizduokite, jūs dalyvaujate kalėdinių vainikų pynimo konkurse. Konkursas be abejo yra iškėlęs tam tikrus kriterijus, tai pavyzdžiui, galbūt vainiko dydis, naudojamos medžiagos, forma ir panašiai. Ir norint laimėti konkursą, jūs
turite įsivertinti ir atsižvelgti į kriterijus. Jeigu į kriterijus yra nesižvelgta, atitinkamai jūsų galimybė laimėti sumažėja. Tai taip pat yra ir su mūsų techninė politika. Jeigu jūs skaitote, vadovaujatės techninę politiką, rengdami projektą, tai manome, kad tikrai jūsų pastangos papildomai įdėtos gali pagreitinti visą mūsų bendrą darbą, mūsų bendradarbiavimą ir greičiau galimybė yra susiderinti projektus. Kaip jau minėjau, techninę politiką galite rasti mūsų svetainėje, tai reiktų eiti į skiltį partneriams ir taip pat matome, kiekvienais metais pateikėme, kokie buvo atlikti atnaujinimai techninės politikos per tuos metus. Tai pagrindiniai atnaujinimai, kuriuos mes įdėgėme per 25 metus ir kuo papildėme techninę politiką, tai yra vandens apskaitos mazgų schemos, papildėme brėžinius, schemas priklausomai nuo objekto paskirties, priklausomai nuo suvartojamo vandens, ar tai vanduo būtų papildomai reikalingas laistymui ar gaisrų gesinimui. Taip pat intensyviai pradėjome montuoti nuotolinio nuskaitimo vandens apskaitos prietaisus, ko pasekoje ir atsirado atbulinio vožtuvo reikalavimas. Tai dabar prašome ir projektuotojams rašome pastabą, papildėme techninę politiką, kad vandens apskaitos mazge turi būti įrengtas, suprojektuotas atbulinis vožtuvas. Techniniai politikai papildėme skiltį dėl servitutų sutarčių pasirašymo, kadangi nuo 25 metų pasikeitė pasirašymo procesas ir savivaldybės pradėjo kuruoti servitutų sutarčių pasirašymą. Daugiau papasakos apie sutartis Aurelija. Na ir papildomai atsirado atnaujinimai, tam tikri papildymai dėl vandentekio ir nuotekų siurblinių, jų patikimumo kategorijos, daugiau susijęs su elektros tiekimu ir valdymu ir automatika. Na ir trečiasis žingsnis, kuris tikrai įtakoja projektų derinimą, tai taip pat yra pasirašomos sutartis. Tai labai jūs kviečiame, kai jau esminiai projektiniai sprendiniai, inžinerinių tinklų trasuotės yra suderintos su jūsų statytojų užsakovu, kreipkitės dėl sutarčių pasirašymo, inicijuokite sutarčių pasirašymo procesą, kadangi tuo atveju ypatingai, jeigu objektas eina per infostatybą, gavę infostatyboje projektą savo dalies lauko vandentekio nuotekų, mes tikrinam, ar yra pasirašytos sutartis. Jeigu sutarties nėra, mes esame priversti atmesti su pastaba, kad sutarčių nėra ir procesas išilgėja, jūs turite grįžti iš naujo į infostatybą ir atitinkamai tie terminai tęsiasi. Na ir planuokite, peržiūrėkite projektą kartu su projekto dalies vadovu, patikrinkite, ar projektas atitinka projektų derinimo atmintinę, nes dar kartą galbūt pabrėšiu, kad atmintinėje yra sužymėti visi pagrindiniai punktai, ką mes tikrinam, į ką mes atsižvelgiam ir ko mes prašome projektiniai dokumentacijai. Na ir kreipkitės dėl sutarčių pasirašymo, bei jeigu projektuojami jūsų statiniai objektai yra Vilniaus miesto rajono savivaldybėje, nepamirškite, kad reikia pasikreipti ir rajono savivaldybę ir taip pat su jie susiderinti ir sprendinius ir su rajono savivaldybė yra pasirašomos sutartis. Ačiū. Toliau perdasiu žodį Aurelijai. Ačiū, Viktorija. Aurelija, kviečiame tave papasakoti toliau gilin temą. Sveiki. Aš plačiau truputį papasakosiu apie visas reikalingas sutartis, kurios yra pasirašomos projektų derinimo etape. Ir pristatysiu, ką Viktorija minėjo, sutarčių rengimo trukmę, kurią mes jau stebime keletą metų.
savo esame nusistatę terminą parengti sutartį ne ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų, tačiau, kaip matot šitam grafike, mes jau sugebam ją parengti per 5 kalendorinės dienas. Tai tikrai dėl to nereikėtų rūpintis, kad jūs užstriksite šitame etape ar sugaišite daug laiko, stengiamės sutartis rengti kuo greičiau. Nepaisant to, kad, kaip matot, sutarčių kiekis stipriai didėja ir statybos Vilniuje, inžinerinių tinklų plėtra vyksta, statybos juda, niekas nesustoja ir turim tikrai darbo vis daugiau, tiek mes, tiek jūs visi kartu. Tai vis tiek terminus eilės nesusidaro, ką noriu pasakyti, efektyvinam savo procesus ir terminai trumpėja. Pagrindinės sutartis, kame vis dar kyla kažkokių tai klausimų, nėra iki galo dažnai aišku, kokios konkrečiai ir kiek tų sutarčių reikia pasirašyti kiekvieno konkretaus projekto metu. Tai turbūt bendras toks apibūdinimas, sakyčiau, būtų bendro naudojimo tinklas, kurį statytojas pastatęs tinklą perduos savivaldybei. Tai yra pagrindinis, sakykime, akcentas, ne? Tai vėlgi, pasikeitus statybos įstatymui, nuo 24 metų lapkričio jau visus metus galioja, tai pagrindinė sutartis yra savivaldybių infrastruktūros plėtros sutartis, kuri jau dabar pasirašoma ne pagal projektą parengtą, o pagal projektinius pasiūlymus. Ir tai vyksta. Pagal projektinius pasiūlymus parengta sutartis yra netiksli, ką jūs irgi suprantat, kadangi projektiniai pasiūlymai tai nėra projektas. Jinai gali būti ne iki galo tiksli, bet nieko baisaus. Čia apačioje aš nurodžiau, kas yra tų sutarčių iniciatorius ir rengėjas. Tai iš tikrųjų dažnai kreipiasi vis dar projektuotojai pagal seną tvarką į Vilniaus vandenis, kad mes parengtume infrastruktūros plėtros sutartį. Tai va čia yra ženkliukas savivaldybės, tai tiesiog kviečiu šitą atsiminti, kad infrastruktūros plėtros sutarčių organizatorius yra savivaldybė ir visais atvejais dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties reikėtų kreiptis į savivaldybę. Mes šitame procese dalyvaujam, mes taip pat tikriname pagal projektą, ar sutartyje teisingai rašyti tinklų apimtys ir panašiai, ir esame viena iš sutarties šalių, bet organizuoja ir rengia sutartis savivaldybė. Vilniaus vandenys rengia, reiškia, rekonstrukcijos ir panaudos sutartis tuo atveju, kai tinklai rekonstruojami. Vėliau truputį plačiau papasakosiu apie rekonstruojamų tinklų subtilybės ir sutarčių subtilybės, bet bendrai noriu pasakyti, kad rekonstrukcijos ir panaudos sutartis rengia Vilniaus vandenys ir dėl šių sutarčių visada galite kreiptis tiesiai į mus ir, kaip matėt, terminai tikrai neužtruks ilgiau nei savaitę. Dėl ko SAS tai yra susitarimas dėl darbų apsaugos zonoje, mes tokį turim savo raktinį žodį ir vadinam jį SAS, tai dėl šito, kas pažymėta kita spalva, yra pas mus pasikeitimai procese ir dabar jau nebelaukiame, kol projektuotojai ir statytojai kreipsis dėl susitarimo darbų apsaugos zonoje, o jį parengiame patys ir išsiunčiame iš karto su projekto derinimu pasirašymui. Tai šiuo atveju nebereikia kreiptis atskirai dėl susitarimo. Mūsų projekto derinimo inžinierė, kada jau sprendiniai yra aiškus, iš karto išsiunčia parengtą susitarimą dėl darbų apsaugos zonų ir reikia tik suorganizuoti statytojo parašą ir mums grąžinti. Ta patį ketinam daryti ir su rekonstrukcijos ir panaudos sutartimis, bet čia yra truputėlį daugiau niuansų, ką paminėsiu vėliau. Dėl servituto sutarčių. Taip, servituto sutartys užtrunka ilgiau. Vilniaus vandenys, kaip matot, derina servituto planą ir čia mūsų darbas ir baigėsi šitoje vietoje. Suderinę servituto planą, kurį parengė matininkai ir jūs atsiunčiate derinimui, kai jau aiškus yra sprendiniai, mes išsiunčiame visą dokumentaciją
notarui. Ir notaras rengia servituto sutartį. Tai mes turime sutartis patys su antru notarų biuru ir pagrinde dirbam su juo, bet visada galite pranešti mums, kad jūs turite kažkokį kitą notarų biurą, su kuriuo bendradarbiaujat ir galima, nėra jokių problemų, galim išsiųsti į kitą bet kurį notarų biurą, galbūt dėl terminų, kad būtų tai sudarytas sutartis greičiau. Taip, tai toliau truputį plačiau apie tai, kada sudaroma ir kada nesudaroma savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis. Tai savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis sudaromos jau pakankamai seniai, nuo 21 metų, bet yra visokiausių įvairių aplinkybių, kai jos sudaromos arba ne. Tai gali būti, pirmiausia, tai turi atitikti visas šitas išvardintas sąlygas, kad turi būti statomi nauji pastatai su bendro naudojimo tinklais, taip pat daugiabučiam įvadui ir išvadui, nepaisant to, kad tai nėra bendro naudojimo tinklai, mes vis tiek įtraukiame įvadą ir išvadą į infrastruktūros plėtros sutartį, kadangi šitą infrastruktūrą pagal įstatymą bendrovė prižiūri ir eksploatuoja iki pat pastato sienos daugiabučiams pastatams. Ten įstatymė dar yra ir daugiau išvardinta mokslo, gydymo, tų paskirčių pastatams, kurie išvardinti įstatymė. Ir rekonstruojamiems pastatams, jeigu tik sukuriamas papildomas plotas. Jeigu jie rekonstruojami ir nesukuriamas papildomas plotas, tai tinklams tokiam pastatui infrastruktūros plėtros sutartis nepasirašoma. Kada nepasirašoma? Pagrindinė problema, kad kreipiasi statytojai į savivaldybę dėl plėtros sutarties ir gauna neigiamą atsakymą, kad sutartis nebus sudaryta. Pagrindinė priežastis dažniausia, kad nėra parengto teritorijų planavimo dokumento ir šie tinklai nėra numatyti teritorijų planavimo dokumente. Tai čia labai norėčiau akcentuoti, kad projektuodami pirmiausia pasižiūrėtumėte, ar yra parengtas teritorijų planavimo dokumentas. Kartais nutinka taip, kad vis tiek projektuojam tinklus, nors jie nėra numatyti, bet tokiu atveju negalim tikėtis ir kompensacijos, kadangi nei viena savivaldybė nesutinka pasirašyti plėtros sutarties, nes taip numatyta įstatymė. Čia yra pagrindinė įstatymo nuostata. Taip, toliau, jeigu nėra perduodamų tinklų ir nėra pasirašoma esamiems pastatams. Šiek tiek plačiau pakalbėsiu apie tai, kad kaip yra su sutartimis, kai nestatomi pastatai. Turiu omeny, kad tinklai tai aišku, kad jie projektuojami kažkokiems pastatams ir jie bus statomi. Bet dažniausiai nutinka taip, kad statytojas nori statyti atskirai kvartalinius tinklus ir atskirai išiminėti leidimus pastatams, ar ne? Tai viskas logiška, eiga aiški, tikrai gali tai būti, tačiau šitoj vietoj mes truputį turim niuansų, kadangi nėra galimybės pasirašyti plėtros sutartį ir ta kompensacija už tinklus gali būti prarasta. Tai iš tikrųjų kvartaliniams gatvės tinklams be pastatų savivaldybė atmeta tokius prašymus, bent jau Vilniuje, ir šitos sutartys nepasirašomos. Tačiau dabar, kadangi infrastruktūros plėtros sutartys pasirašomos pagal projektinius pasiūlymus, tai iš esmės vis tiek ją greičiausiai atlikus techninį darbo projektą reikės koreguoti, nes nebūtinai tie sprendiniai atitiks prieš projektinių pasiūlymuose nurodytą trasuotę, ar ne? Tai vis tiek jūs tą sutartį koreguosite. Tai iš principo galima kreiptis į savivaldybę dėl infrastruktūros plėtros sutarties pasirašymo turint preliminarius duomenis. Jeigu jūs planuojate užstatyti kvartalą ir sukurti, tarkim, 1000 kvadratinių metrų kažkokio tai ploto, iš principo pagal tai jau galima preliminariai paskaičiuoti infrastruktūros mokestį ir tai reiškia, kad ta sutartis galėtų būti sudaroma.
tai netgi nėra preliminari sutartis, normali infrastruktūros plėtros sutartis gali būti sudaroma. Į ją įtraukus planuojama pastatyti plotą ir maždaug pagal projektinius pasiūlymus suplanuotus tinklus. Ir taip paskaičiuoti sutartyje kompensaciją. Vėliau, kai derinam techninį darbo projektą, būna, kad ir pasikeičia ir sumos, ir vertės, ir trasuotė. Tai viskas tvarkoj, tuomet perskaičiuojate ir po techninio darbo projekto suderinimo galima kreiptis į savivaldybę ir šita sutartis bus pakoreguota ir patikslinta. Taip, toliau. Dėl rekonstruojamų tinklų. Va čia mes turime iš tikrųjų daugiausiai klausimų ir nesusipratimų, kaip ir kiek, kokių, kada sutarčių pasirašyti, kas yra statytojas, čia turim problemėlių. Tai labai daug konsultuojam, visada galit skambinti ir mes visą šitą schemą papasakosim, visus galimus variantus, bet tuo pačiu noriu ir dabar pasidalinti ir galbūt išsisaugosit šitą schemą ir bus mažiau laiko svarstymams sugaišta ir klausimams ir nereikės tiek daug kiekvieno atvejo nagrinėti. Tai, žodžiu, kai statomi nauji tinklai ir tame pačiame projekte rekonstruojami tinklai, tai statytojas, norėtų gauti bendrą statybos leidimą, jis yra tinklų statytojas ir statybą leidžiančiam dokumente jis yra nurodytas kaip statytojas. Kad įgyti statytojo teisę rekonstruojant ne savo nuosavybę turimą tinklą, tai reiškia bendrovės tinklą, reikia sudaryti rekonstrukcijos sutartį su mumis, tai yra su Vilniaus vandenų bendrovė. Ir jeigu tas tinklas yra perspektyvinis, jį įtraukti į infrastruktūros plėtros sutartį. Ką reiškia perspektyvinis? Tai reiškia, kad arba didinamas jo diametras, arba pastatas, kuris statomas, negali prisijungti kitaip. Jis privalo rekonstruoti, nes tarkim tinklo būklė, vieta, pralaidumas, kažkokios aplinkybės yra, dėl ko nėra galimybės prisijungti ir privalo statytojas jį rekonstruoti. Tai ir laikoma vis tiek pagerinimo infrastruktūros savivaldybės ir galima rekonstrukcijos sąnaudas įtraukti į infrastruktūros sutartį, kaip kompensuotinas sąnaudas. Tai tokiu atveju, kai į infrastruktūros plėtros sutartį įtraukiamas rekonstruojamas tinklas, daugiau nieko nereikia, pasirašot rekonstrukcijos sutartį, kurioje yra aprašyti tik tai dviejų šalių santykiai, kaip jūs atliksite kadastrinę bylą, įregistruosite ir panašiai, ten yra išvertinti techniniai dalykai, kaip mes su jumis susidėliosim procesą rekonstrukcijos ir jūs liekate statybą leidžiančiame dokumente pagrindinių statytojų. Tarkim, atvejis, kai nebus sudaroma infrastruktūros plėtros sutartis arba rekonstruojami tinklai ją neįtraukiami. Neįtraukiami yra tada, kai tinklai neprivalomi rekonstruoti dėl prisijungimo, o tik, pavyzdžiui, trukdo užstatymui. Ir jums reikia iškelti juos iš sklypo. Tokiu atveju savivaldybė nekompensuoja už rekonstruojamo tinklų sąnaudų ir tokiu atveju reikia pasirašyti papildomai prie rekonstrukcijos sutarties panaudos sutartį. Ir tada statytojas vėlgi lieka pagrindiniu statytoju statybą leidžiančiame dokumente ir susitvarkom mes šitą, kaip čia pasakyti, pagrindimą, žodžiu, kad statytojas turi teisę, įgyja teisę, pasirašydamas panaudos sutartį, būti rekonstruotojų, statytojų rekonstrukcijos dalyje, ne savo turto. Dar vienas iš variantų siūlomas, tai galima rekonstruojamus tinklus išskirti į atskirą projektą. Tai tokiu atveju, jeigu vis tiek statytojas nori išsiimti statybos leidžiantį dokumentą savo vardu, tai jis vėlgi pasirašo rekonstrukcijos ir panaudos sutartį ir taip įgyja teisę rekonstruoti ne savo turtą.
Dar vienas ketvirtas variantas, tai vėlgi rengti rekonstruojamoms tinklams atskirą projektą ir tame projekte nurodyti, kad statytojas yra mūsų bendrovė Vilniaus vandenys. Kaip matot, šituos 2 žingsnius mes praleidžiam ir praktiškai nebereikia jokių sutarčių, tiesiog rengiate projektą mūsų vardu, suteikiame be abejo visus įgaliojimus reikalingus. Tai reikia mums pateikti rekvizitus, atsakingą asmenį ir įgaliojimai yra išduodami ir parengiama visa dokumentacija statytojo. Statytojas pats parengė visą dokumentaciją. Tai kaip ir susikristalizavo tokie 4 galimi variantai, kurie pakankamai atrodo painiai, bet šiaip pasižiūrėjus, tai tikrai galite rinktis jums patogų, statytojui priimtiną labiausiai variantą. Ir viskas išsisprendžia, čia tikrai jokių problemų nebuvo pastaruoju metu, jeigu visos sutartys laiku pasirašytos. Dabar truputėlį paminėsiu taip pat su kokiom problemom susiduriam tada, kai statytojai ateina įgyvendinti projekto, pradeda dabar įgyvendinti projektą, kuriam statybą leidžiantis dokumentas išduotas iki 21 metų, iki statybos savivaldybių infrastruktūros įstatymo įsigaliojimo. Tai reiškia, kad tuo metu nebuvo tokių reikalavimų ir jokių infrastruktūros plėtros sutarčių nėra, panaudos sutarties taip pat nėra, nebuvo dar tokio proceso. Ir pridavimo metu institucijos, žodžiu, nepasirašo pridavimo akto, kadangi nėra pakankamo pagrindo rekonstruoti ne savo tinklą. Tai aišku, visi supranta, kad senesnius projektus įgyvendinant vis tiek verta prieš pradedant įgyvendinti, pasikreipti ir pasižiūrėti, ar nieko netrūksta, ar nepasikeitė situacija, galbūt netgi prisijungimo taškas gali keistis, čia visai logiški dalykai. Kreipiasi statytojai prieš pradėdami darbus ir tenka ir projektus perdaryti, tačiau yra tokiu atveju, kai nesikreipia ir tiesiog seną projektą įgyvendina šiuo metu, kadangi jis taip yra suderintas, išduotas statybą leidžiantis dokumentas ir atrodo, kad viskas čia yra tvarkoj, viskas galioja, bet staiga paskutiniu momentu atsiduria tokioje situacijoje. Tai tikrai tada jau yra labai problemiška, kadangi tinklai jau rekonstruoti, netgi būna toks atvejis, kad jau išduota jiems yra ir mūsų pažyma, yra pilnai užbaigti darbai, bet jie tiesiog negali gauti statybos užbaigimo akto. Tai nieko kitaip nebus, kaip tik tai atbulinė tvarka pasirinkti dokumentaciją. Tai reiškia, kad reikia rekonstruojamus tinklus išskirti atskirą projektą ir iš esmės tą projektą daryti iš naujo atskiroje dalyje, kur mes irgi esame statytojas arba su panaudos sutartimi gali statytojas likti tas pats, kuris ir iš tikrųjų tą infrastruktūrą rekonstravo. Tikrai tą, ką sakau, patys suprantat, žinot, tas procedūras tikrai užima laiko ir kadangi vis daugiau tokių atvejų pasitaiko, tikrai ne vienas, kad statytojai atsiduria tokioje situacijoje, labai norėjau akcentuoti ir paminėti šitą momentą. Tai jeigu jau senesnį projektą gyvendinat, pasižiūrėkite šitą prezentaciją, įsijunkit šitą konferenciją arba pasiskambinkit ir tvarkykitės lygiagrečiai dokumentaciją, kadangi tikrai paskutiniu momentu, kai jau reikia parašo, jau viskas sustos. Tai tiek būtų apie ankstesnių projektų įgyvendinimą. Dabar apie jau metus pasikeitus įstatymą. Labai ilgai, dar pusmetį, 8 mėnesių, žodžiu, beveik visus metus iš tikrųjų dar buvo leidžiama gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal seną tvarką. Daug kas turėjo pasirengę projektus ir pagal seną tvarką infostatyboje, tarkim, pagal parengtą suderintą techninį projektą, statybą leidžiantys dokumentai buvo išduodami. Dabar jau prasideda šiek tiek naujo įstatymo įgyvendinimas ir tikrai gaunam ne vieną
užklausą derinti projektinius pasiūlymus, ar ne? Tai, kaip žinot, pagal įstatymą projektinių pasiūlymų bendrovė nebederina ir visi kiti tinklų valdytojai nebederina. Tik tai, kur yra specialiosios sąlygos, tai yra derinami projektiniai pasiūlymai. Tai, žodžiu, derinti mes turim pareigą tada, kai patenka į teritorijas, kuriuose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Tai reiškia, kad jūs kažką planuojate mūsų tinklų apsaugos zonoje. Tai jeigu toks sprendinys yra projektinėse pasiūlymuose, tai jūs mums siunčiate tokį PP ir mes jį suderinam, pasižiūrim. Tai vieninteliu atveju, visais kitais atvejais, kai nepatenka į mūsų tinklų apsaugos zonas planuojama infrastruktūra, tokiu atveju to derinimo pas mus tikrai nereikia. Be reikalo kreipiasi statytojai, tikrai to žingsnio nereikia, bet galbūt dėl širdies ramybės, kad viskas čia gerai, kad tvarkingai susiplanavot, vis tiek labai prašo mūsų pasižiūrėti. Tai mes, aišku, neatsisakom, mes tikrai pasižiūrim, bet tai visiškai nereiškia, kad projektas yra suderintas ir kad tie projektiniai pasiūlymai yra suderinti. Jūs turbūt suprantate, kad prieš projektiniai pasiūlymai tai nėra ta apimtis, kurią mes galėtume iš viso tikrinti ir derinti ir žiūrėti. Jeigu dažniausiai ten nebūna net diametro, nei gilinimo, mes nežinom nei apsaugos zonų. Ir jų, čia aš labiau ne projektuotojams sakau, labiau sakau, gal mano šitas pastebėjimas yra į statytojus nukreiptas, kad atrodo, kad galima suderinti ir prieš projektinius, bet taip nėra. Jokios informacijos arba labai mažai turim informacijos apie planuojamą statyti tinklą, šuliniai nenumatyti, siurblinės ir taip toliau. Tai tik tai preliminariai pagal tokį dokumentą galima sudaryti plėtros sutartį, preliminariai paskaičiavus, pagal sustambintus stelos įkainius, galima sudaryti tą sutartį, tačiau derinimo kaip po tokio, tai tikrai mes negalim to padaryti, kadangi neturim duomenų, ką patikrinti. Tai mūsų derinimas apsiriboja tuo, kad mes tik pasižiūrim, ar yra išpildytos prisijungimo sąlygos. Tai reiškia, kad pasižiūrim, ar prisijungimo taškas atitinka nurodytą. Dėl trasuotės yra visiškai statytojo atsakomybė ir jeigu vėliau rengiant techninį darbo projektą paaiškėja, kad trasuotė keičiasi ir jeigu jinai keičiasi iš esmės, tai visą tą procedūrą tenka kartoti iš naujo ir išsiminėti naują statybą leidžiantį dokumentą, rengti naujus priešprojektinius pasiūlymus. Tai yra tikrai labai ilgas procesas, tą visi žinote, tai rekomenduoju visgi lygiai grečiai rengiant projektinius pasiūlymus jau pradėti žiūrėti techninio darbo projekto sprendinius, kad būtų jie kuo tikslesni ir tikrai nereiktų visko to sukti nuo pat pradžių ir iš naujo. Tai tikslesnė būtų ir kaina infrastruktūros sutartyje, lygiai taip pat jūs būtumėt ramus, kad tie pasiūlymai bus įgyvendinti taip, kaip jūs numatėt, taip, kaip su statytoju suderinot. Tai visgi išlieka mūsų rekomendacija rengti lygiai grečiai TDP, ne iki galo, nebūtinai, bet ten jau rengiant TDP jūs pamatysite visas galimas rizikas, kurias galima ir suvaldyti tuo metu iš anksto ir tas priešprojektinis pasiūlymas, jisai bus tikrai, kaip pasakyti, nebeturės tų rizikų, kad reikės kažką keisti ir daryti nuo pradžių. Tai va, tai dėl servituto sutarčių netgi yra variantų, kada mes pagal priešprojektinius pasiūlymus ir derinam servituto planus, kadangi prieš statybą leidžiantį dokumentą šiuo metu reikia pasirašyti servituto sutartis. Tai yra labai, kaip pasakyti, rizikinga ir tiesiog noriu paminėti keletą atvejų, kada statytojas parengė servituto planus, būdamas tikras, kad tie projektiniai pasiūlymai bus įgyvendinti taip, kaip jie yra numatyti. Visgi yra atvejų, kad rengiant techninį darbo projektą tenka perdaryti netgi sudarytas servituto sutartis. Tai čia tikrai irgi šitą riziką labai akcentuoju, kad šitą dalyką pasižiūrėtumėt ir būtumėte tikri, kad tikrai ten tas servitutas ir bus, nes servituto sutarties persirašymas vėlgi kainuoja laiką ir kaštus. Tai yra labai svarbi vieta, kur mes jau dabar įgyvendinant tą įstatymą įsigaliojusiu prieš metus, jau dabar praktikoje matom, kokios iš tikrųjų yra problemos.
ir kokių rizikų nesuvaldom ankstesniuose žingsniuose, tai tiesiog noriu įspėti, nes visą tai, ką pasakoju, tai yra iš mūsų praktikos, kada jau skambina projektuotojas ir sako, oho, ką dabar daryti, mano servituto planas nebetinka, sudaryta servituto sutartis nebetinka. Tada mes sakom, ką daryti viską iš pradžių. Tai liūdna, sunku tą pasakyti, bet taip yra. Tai tiesiog labai norėjau papasakoti tokius atvejus, kaip tai atsitinka ir tai irgi taip pat susijęs su ta pačia rekomendacija, kad rengti lygiagrečiai techninį darbo projektą. Tai tiek būtų galbūt ir iš manęs apie sutartis, o dabar matyt. Ačiū, Aurelija. Na, o dabar pereikime prie kitos mums kaip organizacijai labai svarbios temos, nes mes nuolat kalbam apie tai, kad atėję į darbą, visi iš jo norime ir sugrįžti. Tai tas susiję ir su mūsų tiekėjais, rangovais. Dėl to darbų sauga mums yra praktiškai religija. Čia net nėra kažkokia atskira sritis, kurioje dirbam, tai yra darbo standartas. Ir apie tai šiandien pakalbės mums darbų saugos skyriaus vadovė Agnė Nakčerė. Agnė, žodis tau. Tai sveiki. Prieš mane, prieš pertrauką kolegės kalbėjo apie vamzdžius, apie prisijungimą, apie projektavimą. Aišku, nebuvo pamiršti ir statytojai, statybininkai. Aš pakalbėsiu apie žmogų, apie tai, kad žmogus grįžtų namo, ką reikėtų daryti, kad jis grįžtų. Esu Vilniaus vandenų darbų saugos skyriaus vadovė Agnė Nakčerė. Su darbuotojų sauga ir sveikata draugauju apie 20 metų. Vilniaus vandenyse jau neužilgo skaičiuosi 13 metus. Tad vanduo, nuotekos, šuliniai, iškasos, tai yra tas klausimas, kuris yra nagrinėjamas kiekvieną dieną. Ir jeigu grįžtant į klausimą prieš pertrauką apie tai, kad reikia pasidaryti šulinių korteles, tai šitoje vietoje norėčiau akcentuoti, kad įstatymai numato darbą uždarose erdvėse ir reikalavimą, kaip darbuotojai turi būti pasiruošę, kokios saugos priemonės turi būti, kokie dokumentai turi lydėti šitos darbus. Ir nepriklausomai nuo to, ar mes rekonstruojam šulinį, ar renovuojam, ar nusileidžiam tik tais apžiūrėti ir pasidaryti nuotraukas. Tai reikalavimai yra taikomi visiems vienodi. Ir taip, jeigu paprašysit mūsų kolegų atidaryti tam tikrą šulinį, tai ir parodyti, jūs norėsit jį nusileisti apžiūrėti, tai šitoje vietoje mūsų kolegos paklaus ir pasitikrins, ar tikrai jūs turit saugos priemonės, ar turit teisę ir galimybę į šulinį nusileisti. Tad šitoje vietoje atsakant į klausimą, visais atvejais darbas uždarose erdvėse galioja vienodi teisės aktai. Kalbant apie darbuotojų saugą ir sveikatą, kodėl ši tema yra šitos konferencijos tema, tai sauga ir sveikata svarbu kiekvienam. Svarbu statytojams, svarbu projektuotojams, svarbu mums kaip užsakovams, nes mūsų tikslas, kad kiekvienas Lietuvos darbuotojas, ne tik Vilniaus vandenų, bet ir mūsų kaip užsakovo, mūsų rangovų darbuotojai grįžtų namo. Tai nepriklausomai, ar tai įmonėje dirba vienas žmogus, ar dirba 10, ar tai vyrai, ar tai moteris, bet mes visi turim teisę grįžti namo. Mes visi turim žinoti savo teisės, turim žinoti pareigas, turim žinoti, kad viena iš pareigų, tiksliau ne pareigų, teisių yra atsisakyti dirbti. Atsisakyti dirbti, jeigu mano vadovas nesuformavo teisingai užduoties, neišdavė saugos priemonių, jeigu aš abejoju, kad galiu padaryti šitą darbą. Kodėl dar vienas iš akcentų šitos konferencijos, kodėl darbuotojų sauga ir sveikata yra svarbi, tai darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 30 straipsnis kalba apie tai, kad jeigu viename objekte dirba 2 ir daugiau darbdavių, jie tarpusavį privalo susitarti. Atrodo, kas čia yra? Aš savo, kolega savo ir dabar ką mes čia tarsimės. Tartis yra svarbu. Galiu paantrinti vienu iš pavyzdžių, kur Vilniaus vandenyse, šiandien pavyzdžiai, kiek aš teiksiu, bus viskas iš mūsų bendrovės, Vilniaus miesto nuotekų valykloje dirba rangovas.
Mes esam susitarę, apsitarę, sutartiniai dalykai numatyti, kad rangovas turi atsivežti, išsivežti įrangą, vieni kitiem netrukdom, dirbam. O bet tačiau, baigus darbus po kelių savaičių, reikia išsivežti žirklinį keltuvą. Rangovai papildomas išlaidas. Pas mus, matom, stovi krautuvas, nukelti nėra. Ar sunku nukelti 30 cm žirklinį keltuvą į apačią, kad galėtų išsivežti? Nu ne. Tai kągi, mūsų rangovo atstovas susitarė su darbuotoju. Gražiai paprašo, mes visi kalbam, bendradarbiaukim, bendraukim. Ar tu gali nukelti? Galiu. Rangovas pavadovauja darbams. Kelimo metu tik 30 cm. Ne? Keltuvas susviruoja, rangovo atstovas puola gelbėti keltuvą, nes ginamuota įranga, užkrenta ant kojos ir sulaužo, sutrupina didįjį pirštą. Va tau ir 2 darbdaviai vienoje zonoje, kur viens kitam nemaišo. Vėliau paaiškėjo, kad tai yra rangovo vadovas, pats įmonės atstovas, mūsų darbuotojų pretenzijų neturi, nes pats lik ir pasiprašė, pats darbams vadovavo, tačiau nemalonumų bendrovai buvo su kaupu. Tai šitoje vietoje būtent tas saugos reikalavimas yra svarbus. Susitarkime, kur ir kada dirbsime mes, kada bendrausim ir bendradarbiausim, ir jeigu bendrausim ir bendradarbiausim, susitarsim sąlyčio taškus, o kada tiesiai šviesiai vieni kitiems nemaišysime. Tai šitoje vietoje, dėl to mes ir keliam nulinės tolerancijos politiką blaivumui, saugai, nelaimingiam atsitikimam. Nes nelaimingi atsitikimai gali vykti bet kur ir bet kada. Ką daryti, kad nebūtų nelaimingų atsitikimų, tai faktas susitarti. O susitarti galime labai paprastai, prieš pradedant vykdyti darbus bendrovės objektuose, pasirašyti tarpusavio atsakomybės ribų aktą, kuriame numatysime darbų pradžios datą, saugos priemonės, saugius praėjimo takus, nesusikirtimo vietas. Ir šitoje vietoje noriu pasakyti tiek, kad saugos atsakomybės ribų aktai pasirašomi ne tik statybos darbams. Jums matyti aktualių statybos darbai, bet ir renovacijai inžineriniuose tinkluose. Lygiai taip pat, jeigu valytoja valo mūsų patalpas, tai su įmonė taip pat pasirašom saugos atsakomybės ribų aktą tam, kad vieni kitiem netrukdytumėm ir nemaišytumėm dirbti. Ką reikėtų daryti, kad tie darbai prasidėtų čia ir dabar? Kad viskas pavyktų iš pirmo karto. Tam, kad pavyktų iš pirmo karto, mes nieko neslepiam. Tai yra viešame Vilniaus vandenų serveryje, skiltyje partneriams yra nurodyta, kokių dokumentų reikia, kad tarpusavio atsakomybės aktas būtų pasirašytas čia ir dabar. Tai įsakymai, pažymėjimai, įranga, darbuotojų sąrašai. Šiai dienai aktus mes paruošiam labai greitai, per 3-5 darbo dienas, o bet tačiau artėjant, kadangi esame nacionalinio saugumo objektas, reikalavimai griežtėja, tai aktų sudarimas užtruks iki mėnesio, todėl kad jeigu bus poreikis patekti į bendrovės objektą, uždarą objektą, jeigu turėsit planų ten dirbti, ir darbus atlikinėti be pastovios Vilniaus vandenų darbuotojų palydos, įmonės atstovus tikrins nacionalinio saugumo patikros, bus atliekamas nacionalinio saugumo patikros darbuotojams einantiems į mūsų objektą. Tai šitoje vietoje prašome sekti teisės aktų pakeitimus mūsų svetainėje. Aišku, mes informuosim ir sutarčių sudarytojai tam, kad darbus galėtumėt planuoti iš anksto. Tai nebus taip, kad paskambinat, o šiai dienai būna tokiu atveju, pamiršom, darbus norim pradėti pirmadienį, o yra ketvirtadienis geriausiu atveju kokia nors 15 valanda. Aišku, mes bendradarbiaujam, bet ateityje taip greitai tokie dalykai nevyks. Vėlgi, kalbant apie darbuotojų saugą ir sveikatą, kas naujo pas mus atsirado be sakykime, dokumentų, kurie visada buvo, tai į pirkimo sąlygas
viešųjų pirkimų tarnyba leido įtraukti 2 papildomus kriterijus, kurie padės atsirinkti saugius darbuotojų sauga ir sveikata besirūpinančius partnerius. Mūsų pirkimo sąlygos atsiras 2 kriterijai, tai yra darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų skaičius ir nelaimingų atsitikimų skaičius bendrovėse, dėl kuriuose išvadoje yra kaltė pripažinta darbdaviui. Šitos pažymas jau nuo praeitų metų teikia Valstybinė darbo inspekcija. Pažymos galios 120 darbo dienų iki pasiūlymo teikimo. Tai kas ketina bendrauti ir bendradarbiauti su mumis, tai gali pradėti išsiimti iš anksto, nes darbams, statybos darbams, rekonstrukcijos darbams, prie pirkimo dokumentų reikės pateikti ir šias pažymas, nes patys savo iš tikrųjų, kaip ir minėjo Paulė, keliam labai didelius reikalavimus ir bekeliant reikalavimus, besistengiant juos įgyvendinti, visko atsitinka. Tai lygiai taip pat norim, kad ir jūs, nors žinom, kad tikrai turim labai daug patikimų partnerių, atsiranda ir naujų partnerių rinkai, tai kad ateitų tie, kuriems su mumis pakeliui, kuriems pakeliui su žmogum grįžtančiu namo kiekvieną vakarą. Kas rangovams draudžiama? Čia aš išrašiau pagrindinius faktus mūsų teisės aktuose numatytus reikalavimus, tai vėlgi, kaip ir sakiau, nacionalinio saugumo objektas, žmonės tik tie, kurie yra pateikti sąrašuose, objektuose, automobiliai, transportas, įranga tik ta, kas yra pateikta. Šioje prie to, kas draudžiama, nėra parašyta apie tai, kad draudžiama dirbti be asmens apsaugos priemonių, be kolektyvinių saugos priemonių. Šiais laikais jau matyt ir advokatai, ir iš darbo inspekcijos atstovai sako, asmens apsaugos priemonės, tai čia jau visiems aišku ir visi jas turi. Tai dėl to mes tikim, kad ir mūsų partneriai turi. Bet šių metų Liepos pabaiga parodė, kad mes kai kada klystam. Ir ne visi mūsų partneriai turi saugos priemonės. Nes Sapiegos gatvėje šildant vamzdyną, prakišant naują vamzdį, jis buvo plastikinis, šiek tiek susigufravęs, norėjo išsitiesinti rangovai ir pašildė. Šalia tiesiamas naujas nuotekų tinklas, netaip toli senas perpilimai, dirbam atviroj iškasoj, tačiau nepasimatuojam. Nuotekų tinklas, ką reiškia? Yra pavojingų dujų, betgi aš atviroj erdvėj sprogimas, nes pasirodo, kad iš nuotekų tinklo eina pavojingos dujos. O darbuotojai apie dujų analizatorių net girdėję nėra. Tai va šitoje vietoje vėlgi saugom jūs, saugom save ir saugom vieni kitus. Dar vienas svarbus dalykas, aišku, tai yra jau nebe 1 metai, saugos darbe koordinatorius, kai dirba konkrečiai statybos objekte vienu metu 2 rangovai arba rangovas, subrangovas, 2 rangovas, subrangovai. Už subrangovus, aišku, atsako rangovai, bet šitoje vietoje pakol kas sąžiningai mums yra pasakoma, kada bus objekte 2 darbdaviai, tam, kad mes galėtumėm paskirti, sakykime, savo statybos koordinatorių. Tai pakol kas susitarėm, bet jeigu matysim, kad negaunam informacijos laiku ir vietoj, kad negalim sudaryti, nes visi žinot, kad už statybas atsako užsakovas ir užsakovo pareiga užtikrinti, kad darbas vyktų saugiai tarp 2 rangovų, tai vėlgi reikalausim papildomai grafikų, bet kol susitarėm draugiškai, tai rašytinio akmenyje iškalto tokio reikalavimo nėra, bet pareigą šitą jūs turit ir tikrai žinot. Kalbant apie tai, kad pareiga yra pateikti, suregistruoti, informuoti, pranešti, vėlgi, mes esam nusimatę savo tvarkos aprašuose ir teisę kontroliuoti ir tikrinti. Čia yra išvardintos 4 kontroliuojančios institucijos, kurios yra Vilniaus vandenyse, bet šitoje vietoje, ką šiemet pastebėjom, kad mes turim dar ir 5 tikrinantį atstovą, tai yra gyventojai. Šiais metais gavom 2 pranešimus iš gyventojų dėl netinkamo mūsų rangovo darbų organizavimo arba vykdymo.
Faktas, kad kai fiksuojam pažeidimus, sutartyse yra numatytos ir baudos, ir atsakomybės, bet žinokit, mes lygiai taip pat žmonės, lygiai taip pat supratingi ir suprantam, kad nespėjat ir skubat ir ragina kažkas. Nėra mums malonu rašyti jums tas baudas, nėra malonu stabdyti darbus, bet kartais esam priversti tik dėl to, kad norim įtikinti jūs mylėti savo darbuotojus. Čia matot užfiksuotus pažeidimus, dažniausiai pasikartojančius. Jeigu pažiūrėtumėte 2 nuotraukas viršuje, tai yra Vilniaus miestas, tai yra padaryti 2 stop kadrai iš gyventojo atsiųstos filmuotos medžiagos. Prie daugiabučio kieme atidaromas šulinys, atidaromas net ne vienas šulinys, net ten šalia yra rangovo darbų vadovas, lenda į šulinį apsižiūrėti. Bet tačiau, ir kaip nesirūpinti. Šitoje vietoje mes jau nebe tik rūpinamės jūsų kaip vadovų, jūsų kaip inžinierio atsakomybė ir tai, kad jūs nebūtumėt pateikti baudžiamojon atsakomybėn, kad jūsų darbuotojai pareitų namo. Bet šitoje vietoje jau rūpestis yra ir miesto gyventojais, nes tai yra visiška neatsakomybė. Tikimės, kad tie, kas čia buvo pavaizduoti ir jeigu jie yra prie ekranų, tai daugiau taip nedarys, o mes tikrai matysim. Šiais metais mes patikrinom 24 objektus ir kaip bebūtų gaila, kas paskatino įtraukti, kaip minėjau, 2 darbuotojų saugos reikalavimus į pirkimo sutartis, 10 objektų buvo fiksuoti vienokie ar kitokie darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimai. 3 objektuose buvo sustabdyti darbai iki tol, kol nebuvo ištaisytos neatitiktis taip, kad būtų galima leisti tęsti darbus ne mūsų, o jūsų darbuotojams. Na ir viena iš pagrindinių problemų, dažniausiai pasikartojančių, tai yra iškasos. Iškasos tai yra dažniausias mūsų ir jūsų sąlyčio taškas, kai atvažiuoja mūsų brigados prijungti naujų vartotojų. Tai jau matyt, 3-4 metai kartoju, jeigu neparuošit tinkamai iškasos, kad mūsų darbuotojai galėtų nusileisti ir atlikti prijungimo darbus, jie apsisuks ir išvažiuos. O jeigu neapsisuks ir neišvažiuos, tai žinokit, mes nustatę pažeidimą, juos nubausim, tada jūsų sąžinė dar labiau grauš. Tai apie tai, kaip tinkamai paruošti darbo vietą, kad ji netrodytų taip, kad mes galėtumėm sustabdyti darbus arba mūsų darbuotojai apsisuktų ir išvažiuotų, jums toliau papasakos kitame pristatyme mano kolegė Rasa. Bet gerbkit, mylėkit savo darbuotojus ir iš tiesų tam, kad tas bendradarbiavimas vyktų sklandžiai, kaip ir minėjau, daug nereikia. Prisijungti tik į Vilniaus vandenų internetinį puslapį partneriams, paskaityti dokumentus, ten rasite tikrai visus naujausius reikalavimus. O svarbiausia šito vietoje norėčiau pasakyti, jeigu abejojat, nežinot, sustokit. Patys sustokit, prašykit, kad darbuotojai sustotų, bet kada galit paskambinti ar parašyti į Vilniaus vandenis info@vv.lt, Agnė Nakčerė@vv.lt ir tikrai padėsim, atsakysim, pagelbėsim. Tiek, kiek žinom, tikrai nieko nenuslėpsim. Už tai, kad mūsų tikslas, mano tikslas, jūsų visų čia sėdinčių, jeigu jūs jau sėdit salėje, jeigu esat prie ekranų, vadinasi, jums rūpi. Jums rūpi ne tik, kad tinkamai prisijungti prie Vilniaus vandenų tinklo, bet ir būti mūsų partneriais ateityje. Mes tikimės, kad bendrausim, bendradarbiausim ir pasirašinėsim tarpusavio atsakomybės ribų aktus. Ir visi saugiai pareisim namo. Ačiū, Agnė. Iš tikrųjų, ta tema, kurią kalbė, tai net šiurpas eina per nugarą, ko galėtų būti ir kartais kaip visi, nežinau, kaip katės 9 gyvybės kartais turi rangovai arba jų darbuotojai, bet taip nėra iš tikrųjų. Čia viskas yra tik tai ant to laimingo Gaila, kad ne atsitiktinimo. Taip. Tada pasiskaičiuotumėm, kiek dar turim gyvybių. O čia jau viskas iš karto turi būti tinkamai ir gerai. Dėl to mes esam griežti ir kartelė niekada nebenusileisinai, tik tai kiausi virš šitoje vietoje, nes tą, ką saugom, yra labai svarbu. Tai ačiū, Agne, tau. Noriu po tavęs iš karto pakviesti Rasą Raižienę, naujų klientų prijungimo skyriaus vyrinžinierę, kuri papasakos, o tai kaip atrodo tas momentas, kai reikia atvykti priimti atliktų darbų, ko mes norime, kaip atrodo techninė priežiūra, tai Rasa, žodis jums.
Taip pat dar noriu priminti, kad laukiam klausimų. Pabaigoje po Rasos pranešimo turėsime laiko atsakyti juos, tai galite užduoti slaidų programėlėje. Ačiū. Labadiena, malonu Jūs matyti tiek gyvai, tiek už ekrano. Ačiū, kad prisijungėt. Tai šiandieną noriu papasakoti Jums trumpą istoriją, kuri nutiko man prieš keletą mėnesių. Rytas 6:40, važiuoju į darbą viešuoju transportu. Pravažiavus keletą stotelių, pasigirsta vairuotojo balsas. Jisai sako: keleiviai, gal galite kas nors man padėti? Aš apsižvalgau, sėdžiu arčiausiai vairuotojo, prieinu prie ir klausiu: sveiki, kuo galėčiau Jums padėti? Jisai sako: šiandieną pirma diena, kai važiuoju savarankiškai, be instruktoriaus ir nežinau, kur toliau važiuoti. Esu šokiruota, bet sako: gal Jūs žinote? Tai taip, šį maršrutą aš žinojau puikiai, panavigavau ir mano kelionė baigėsi sėkmingai. Tai sėkmingai pasiekiau kelionės tikslą. Dėl ko aš Jums pasakoju tą istoriją? Kai Jūs pradedate savo kelionę įgyvendinant, pradedant statybą projektą, pradedate naują, tai mes su Jumis keliaujame kartu. Ir nuo to, kaip mums pavyksta ta kelionė, tai toksai ir būna Jūsų sėkmės tas rodiklis, arba sėkminga kelionė, į nesėkmingą, pasiekėte tą savo tikslą laiku ar ne. Tai nuo ko kviečiame pradėti? Jeigu pradedate naują projektą, tai labai laukiame visi Jūsų laiško, kuriuo Jūs mus informuojate, kad sveiki, pradedame tokį ir tokį projektą ir prašome pritarti prijungimui prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. Tai mūsų puslapyje spaudžiate, kaip tapti klientu ir teikiate prašymą. Tai kaip ir labai aišku, pateikę prašymą pridedate ir prašymą sutarties sudarimui. Sutartį sudarome tik tai su statytoju. Tai gavę Jūsų prašymą, mūsų vadybininkai, turintys didelę patirtį, greitai išanalizuoja, pasižiūri Jūsų projektą ir gaunate trumpą, bet labai išsamų atsakymą, kuriuo tikimės, kad pasidalinate su savo rangovais, su brangovais, visais statybos dalyviais, kurie susiję su lauko vandentiekio nuotekų tinklais, kurie ateityje montuos nuotekų siurblines, norės išsikviesti atstovą, vandens kėlimo stotelėmis, kurie įrenginės vandens apskaitos mazgus, būtų skaitiklius, jeigu tai yra daugiabučiai gyventojai, kad tie žmonės turėtų kontaktą ir galėtų tiesiogiai bendrauti su mumis. Tai dar kartą noriu paminėti, kad prie to laiško atsakymo su trumpa tokia navigacija Jums bus išsiunsta ir sutartis. Sutartį mes pasirašome tik su statytoju, kaip minėjau. Trumpai apie sutartis. Tai sutartis kaip yra tipinė, tik lemia jos priedas. Priedų turime keletą, juos esame išsigryninę. Kokius mes pridedame, juos verta paskaityti, pastudijuoti, gavus, nes ten yra vertingos informacijos. Tai prieduose rasite visą informaciją, ką Vilniaus vandenys Jums galės padaryti. Tai daugiausiai paslaugų teikiame, kai vandentiekio skersmuo yra 32, visai paskirtis nesvarbu pastato, ar tai daugiabutis, ar administracinis. Tai gavę tokią sutartį ir turint tokį projektą, nemokamai mes su savo medžiagomis prijungsime, kaip matote. Jums beliks tik pasikloti vamzdyną, kurį mes prijungsim ir jį išbandysim hidrauliškai, taip pat atliksim praplovimo, vandens tyrimą ir įrengsime visą vandens apskaitos mazgą. Jeigu yra didesnis vandentiekio skersmuo, tai čia jau su Jūsų medžiagomis atliksime prijungimą ir jeigu projekte yra numatytas skaitiklis statybos reikmėm, jį taip pat sumontuosime į parengtą vietą. Jeigu žmonės arba inžinerinis tas statinys jungiamas prie nuotekų tinklų, tai sumontuosime skaitiklį, jeigu vanduo yra iš gręžinio. Pačią vietą taip pat turite parengti Jūs, kaip numatyta projekte.
Dažnai būna, kad projekto apimtis susideda tik iš buto padalinimo ar apjungimo ar palėpių įrengimo, tai šioje vietoje, toje projekto apimtyje, jeigu nėra lauko vandentiekio nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, tuomet į parengtą vietą mes sumontuojame skaitiklį. Prijungimo tipai ir registravimo terminai. Tai yra labai svarbi sudedamoji dalis, kuri labai nulemia laiką. Pats paprasčiausias prijungimas tai yra balnas. Jeigu jūs esate pasiruošę savo pasikloję vamzdyną, tai skambinate mums trumpuoju tuo numeriu gautu ir mes registruojame prijungimo datą. Tai yra 1 kalendorinė diena. Jeigu projekte yra numatyta prijungti palikta atšaka ir jūsų vandentiekio įvadas jungiama mova, taip pat galite mums pranešti prieš 1 kalendorinę dieną. Ilgesni terminai, kai yra prijungiami dideli objektai, montuojama trišakiai ir tai yra numatyta su planiniu vandens uždarimu. Čia jau įstatymas numato mus ir įpareigoja pranešti visiems vartotojams, kad bus ribojamas vandens tiekimas susijęs su nauju pajungimu. Tai šitą darbą jūs turėtumėt pasiruošti iš anksto, parodyti mums medžiagas, suplanuoti darbus, kaip Agnė sakė, paruošti darbo vietą tinkamai. Mes turime supažindinti visą savo susijusius padalinius, kad bus tokie darbai, gyventojai turi gauti pranešimus ir tik tuo met, kai esame visi pasiruošę, galime daryti prijungimą. Tai nuo to, kaip mes pasiruošime visos pusės, nuo to ir bus sklandus mūsų darbas iš pirmo karto. Kaip paruošti darbo vietą? Tai, kaip Agnė ir minėjo, darbo vietos paruošimas yra labai svarbus ir jeigu mes netinkamai ją paruošiam, tai viskas sustoja, mūsų darbuotojai tikrai nelips brigados į neparuoštą darbo vietą ir procesas stabdomas ir visa karuselė ruošiama vėl iš naujo, vėl derinamas laikas ir tad tikimės jūsų tokio konstruktyvaus bendradarbiavimo ir apie tai, kaip darbo vieta turi paruošta mums tinkamai, tai yra irgi mūsų puslapyje, techniniai politikoje įdėta, galite pasižiūrėti ir visada galimybė pasiruošti yra. Taip pat labai svarbu ir aptverti pagal nustatytus reikalavimus. Tai už tai atsakingas irgi statytojas, tai yra jo rangovai arba subrangovai. Į ką svarbu atkreipti dėmesį planuojant prijungimą. Tai visada, kaip jau žinote, kviečiate parodyti medžiagas. Medžiagas mes apžiūrime ir fiksuojame aktu. Susitikimo metu aktą gaunate iš karto į savo elektroninį paštą. Tai vienas iš dokumentų. Taip pat pasirūpinti turite nuleidimo įrangą, jeigu tai yra vandentiekio skersmuo daugiau arba lygu 150 mm. Tai tam darbui irgi turite pasiruošti iš anksto. Apie mazgų montavimą, kad turi būti laikinos atramos, tai čia tikriausiai jau kalbėti ir nereikia. Pagal nutylėjimą, kaip Agnė sako, čia visi turime žinoti. Čia norim dar priminti, kad individualiam name arba kai įvadas 32, sumontuojame štai tokį vandens apskaitos mazgą su savo fasoniniam dalim ir į jo kainą, jisai yra nemokamas. Tai skaičiuojant medžiagas arba tą projektą įsivertinti, kad nereikėtų jų pirkti. Patys mes su savo medžiagomis atvažiuojame ir viską sumontuojame. Apie vandens skaitiklį statybos reikmėm. Tai čia labai svarbu, kad tą nusimatytumėt projekto apimtyje. Skaitiklio skersmens šiai dienai neribojame. Jeigu anksčiau buvo skaitiklio skersmuo 15 mm ir tai sukeldavo didelius nepatogumus, trūkdavo vandens, tada dar kartą reikėdavo kaip ir persiderinti projektą, numatyti dar didesnį. Tai šiai dienai lūkestis toksai, kad nusimatykite skaitiklio skersmenį toks, koks jums yra tinkamas. Su ta lanksčia jungtimi galime sumontuoti skaitiklį
diametro 40, tai jis bus nuotolinio nuskaitimo. Iki tokio skersmens šiandieną juos turime. Didesnio skersmens, jeigu poreikis, tai jau bus ne nuotolinio nuskaitimo ir jie montuojami pagal gamintojo rekomendacijas. Su lanksčiai jungtim montuojame nuotolinio nuskaitimo dėl to, kad jiems nereikia išlaikyti atstumo pagal gamintojo rekomendacijas nei prieš, nei po, tiesių tarpų nereikia. Tai kviečiame įsivertinti iš karto, kokį skaitiklį norėsite turėti statybos reikmėm. Techninė priežiūra, iškvietimai į objektus ir statistika. Tai didžiausią fokusą šiemet galbūt darome į objekto galutinį pridavimą. Skaičiuojame tuos iškvietimus, sekame sėkmę, kaip mums pavyksta su jumis kartu bendradarbiaujant priimti objektą iš pirmo karto ir kaip statistika rodo, kad nelabai. Tai sėkmės atveju 48% yra surašoma su pastabomis. Tai reiškia, kad objektas nepriimamas iš pirmo karto. Dar noriu, kuo galime pasidžiaugti. Pasidžiaugti turime tuo, kad laiko trukmė nuo užregistruoto iškvietimo iki atvykimo jinai sutrumpėjo. Jeigu turėjome pradžioje ir 5,5 dienos kalendorinės dienas, tai šiai dienai fokusas yra ir tikslas mums, kurį mes tikriausiai pasieksime, kaip jau matom, tai 2,2 kalendorinės dienos. Tai kaip tas pavyksta, tai išsigryninome ir procesus, daug dirbame viduje, analizuojame, kaip padaryti, kad greičiau jūs pasiektumėm, atvyktumėm norimų laikų. Tačiau apie objekto galutinį pridavimą, tai gaištate ir jūs daug laiko ir mes sugaištame ne iš pirmo karto, nepavyksta mums. Tai dažniausiai kokios klaidos, kaip ir Viktorija pradžioje minėjo projektų derinimo apimtyje, tai kad apie etapus projekto, kad jeigu nusimatote, reikėtų tą nusimatyti etapiškumą iš karto. Jeigu to nepadarėte, galima ir eigoje, tačiau tam turėtų būti irgi skirtas laikas ir kruopštumo trūksta. Tai nebūna įtraukta kameros, šuliniai nedetalizuojami ir priėmimo metu visiškai tampa neaišku, sugaištame daug laiko ir kviečiame iš naujo tobulinti tą projekto korektūrą. Į galutinį priėmimą dažnai kviečiama, kai nebaigti dar projekto sprendiniai. Tai ką turiu mintyje, tai dažniausiai sako, mums užsakovas liepia, kad išsikviesti, kad žinoti, kokios pastabos. Tačiau taip neturėtų būti. Kviečiame į galutinį ir mes tikimės, kad jūs pakviesite jį tik tuo met, kai įgyvendinti visi sprendiniai. Tai yra, turite geodezinės išpildomasias, baigti visi gerbuvio darbai, ten gautos nuotekų siurblinių pažymos, hidrantų išbandymo aktai ir kita visa infrastruktūra, kuri numatyta projekte, yra paklota, sumontuota. Taip, lūkestis, kad pasiruoštumėte. Tai naujienos bei patobulinimai naujų klientų prijungimo procese. Jų turime nemažai, dėl to ir pasistumėjo galbūt ir laiko, tas sutrumpėjo laikas laukimo. Tai kaip visi žinot, kad galime atvykti paskambinus trumpuoju numeriu, galite užsiregistruoti tai paslėptiem darbam, hidrauliniam bandymui, medžiagų apžiūrai, čia pateikėme tokius trumpinius, vamzdyno išvalymo kamščių stebėjimui, paslaugos pradžios fiksavimui. Tai mūsų trumpuoju numeriu paskambinus iš karto užregistruojamas ir suderinamas laikas. Turime patogią platformą Tasker, kuriame registruojami iškvietimai ir gaunama užduotis, kiekvienas darbuotojas ryte jau jas mato. Čia įdiegta visos aktų formos ir juos pasirašius susitikimo metu jūs aktą gaunate iš karto į savo paštą. Yra įdiegta funkcija, kad gaunate priminimą SMS žinutę apie artėjantį vizitą, susitartą laiką. Tai SMS siunčiama. Kodėl?
O, yra. SMS siunčiama prieš parą. Kartais girdime, kad negaunate žinučių. Žinučių galbūt negaunate tada, jeigu operatorius registravimo metu ne į tą laukelį rašė jūsų telefoną, bet tai atsiprašom už tai, bet tikimės, kad pasitaisysim. Kad aktą siunčiame pirmo susitikimo metu, tą jau paminėjau. Tai per nuotolį turime galimybę fiksuoti paslaugos pradžią, jeigu klientas yra įsidiegęs WhatsApp programėlę. Tai susideriname laiką ir tiesiog fiksuojame per nuotolį, atliekame fotofiksaciją ir aprašome darbą, fiksuojame paslaugą, jeigu jis jungiasi prie nuotekų tinklų. Yra įdiegtas ir tuščio iškvietimo mokestis, apie jį tikriausiai jau visi žinote, jisai yra užfiksuotas priede prie sutarties. Tai šito mokesčiu norėjome kaip ir paskatinti, kad vis dėlto į objekto galutinį priėmimą atvyktumėte pasiruošę. Ar jisai veikia? Iš dalies taip, yra objektų, kuriuos tenka ir galimybė priimti iš pirmo karto ir siekiamybė kuo daugiau, kad jų tokių būtų. Kad negaištumėte nei jūs savo laiko ir išteklių, nei mes. Taip sakant. Dar turime galimybę, jeigu yra toksai poreikis, Vilniaus mieste priimti paslėptus darbus savaitgaliais, kas dažnai būna neleidžia Vilniaus miesto savivaldybė uždaryti gatvių ir dėl eismo intensyvumo. Tai šitą proceso dalį taip pat esame apsirašę ir įsidiegę. Tai jeigu yra poreikis, einate į mūsų tinklalapį kaip tapti klientų ir ten yra aprašyta, kada ir prieš kiek laiko galite mus informuoti ir tikrai bus darbas padarytas, atvyksime, stebėsime ir fiksuosime. Tai dar tokį, kaip sakant, pagreitinimą procese įvedėme, kad jeigu tinklas yra pastatytas ir perduotas savivaldybei, savivaldybė užsiregistravusi savo vardu tuos tinklus, tai mes nelaukiame, kol savivaldybė mums perduos tą tinklą bendro naudojimo ir tiesiogiai inicijuojame patys tiesioginės sutartys su gyventojais. Kas sutrumpina laiką statytojui, nereikia jam rinkti pinigų iš gyventojų, atsiskaitinėti pagal įvadinius skaitiklius ir sėkmingai jisai baigia savo projektą. Dar noriu paminėti, kad vykdome apie pilotinį projektą paminėjau, kad per nuotolį, tai galime paslaugos pradžią fiksuojame, taip pat kai kurias medžiagas galime apžiūrėti irgi per nuotolį. Tai tokią praktiką turim ir jinai iš dalies pasiteisina. Tada ir jūs sugaištate mažiau laiko ir mes taupome savo sąnaudas laiko ir visus kitus išteklius ir daugiau galime aplankyti klientų, daugiau iškvietimų registruoti. Dėl vandens apskaitos mazgo. Tai nuo praeito metų siūlome ir bandome įsidiegti, pratinti klientą, kad kai sumontuoja vandens apskaitos mazgą, kviestų tiek hidraulinio bandymo stebėjimui, tiek medžiagų apžiūrai. Tai vieno susitikimo metu galime atlikti 2 darbus ir taip pat sutaupame ir jūsų laiką, ir mūsų darbo sąnaudos sumažėja ir tuo pačiu galime daugiau atvykti daugiau tų iškvietimų priimti ir sutrumpinti laukimo eilę. Matome, kad galutinis priėmimas objekto arba pridavimas turi problemų arba ne pats pridavimas, o pats procesas galbūt neaiškus arba per sudėtingas. Tai šiemet atnaujinome atmintinę statytojui, kurią vykdant didelius projektus pridedame ir prie informacinio laiško pirmo susitikimo metu. Tai jį verta visada pasiskaityti, jis yra ir mūsų puslapyje patalpintas. Kokie lūkesčiai ir kokius dokumentus reikia turėti, pasirengus kviečiant į objekto galutinį pridavimą. Tai ir pabaigai, ką norime patarti. Kad jeigu atsitinka gyvenime taip, kad reikia keisti projekto sprendinius statybos metu, tai tikrai būna, tai prašome ir siūlome juos pirmą susiderinti, o paskui kloti ar montuoti.
ir nekviesti, neturint projekto korektūros. Tai į objekto galutinį priėmimą labai tikimės, kad pakviesite, kai bus visi įgyvendinti sprendiniai, turėsite visas išpildomasis, tiek naujai paklotų tinklų, tiek tinklų, kurie yra naikinami. TV diagnostikų, nuotekų tinklų TV diagnostikos ataskaitą turėsite, jį bus nesenesnė negu metai. Labai svarbu, kad būtų tinklų zonoje įrengtas gerbuvis, tai yra vandentiekio šuliniai, požeminės sklendės, nuotekų šuliniai. Apie tą infrastruktūrą turėtų viskas būti sutvarkyta, kadangi tai susijęs su dangomis. Ir projektą skaidant į etapus labai svarbu, kad įsigilintumėt ir nusimatytumėt, kad statinys tikrai galės funkcionuoti, jį priėmus su vienu etapu ir kad tie darbai, kurie liks kitame etape, netrukdys teikti paslaugos. Tai norėčiau vėl grįžti į tą savo kelionę autobusu. Ir tą rytą mano kelionė buvo sėkminga ir aš savo kelionės tikslą pasiekiau. Tai kviečiu ir siūlau mums visiems bendrauti į susitikimus, kurie suplanuoti iš anksto, atvykti pasiruošus, kad kelionė keliaujant kartu tas procesas vyktų sklandžiai ir savo kelionės tikslą jūs pasiektumėt laiku. Ačiū. Ačiū, Rasa. Labai taip ir nustebino ir nudžiugino jūsų istorija, kad galima dar taip pavairuoti troleibusą ir nebūnant už jo vairo. Bet jinai tikra. Aš tikiu, kad nekūrėt istorijų, tai būna. Vis dėlto gyvenimas yra labai įdomus dalykas. Ačiū, kad domitės, ačiū, kad šiandien buvo čia su mumis gyvai. Taip pat dėkoju tam labai gausiam būriui nuotoliu, kurie klausėsi mūsų. Tai tikimės, kad tai pasakojam padės efektyviau dirbti kartu, nes mūsų tikslas, kad viskas pavyktų iš pirmo karto. Tai nebūtinai pavyksta iš pirmo karto padaryti, iki tol tikėtina yra nemažai pamokų ir dalykų, ką turim suvokti, bet tai tam ir esam čia kartu keliarius metus kalbėdami apie tai, kas yra naujo, kad jūs galėtumėte dirbti kuo lengviau, geriau, o mes iš savo pusės kiekvienais metais vis parodom tas diagramas, kaip mes greičiau iš savo pusės atvažiavome, atsakėme į jūsų klausimus, suderinome, nes mūsų tikslas, kad jūs būtumėte sėkmingi. Tai ačiū visiems, kurie šiandien buvote su mumis. Iki kitų kartų, tikiu, kad pasimatysim už metų, o jeigu yra klausimų, bendraukime nuotoliu. Ačiū, iki kitų susitikimų.